pranešėjas. Mūsų visuomenė tampa copy-paste arba copy-pasta, kaip sakoma, internete. Vietoj paprastų kompiuterinių programų naudojimo copy-paste mes šitą principą naudojame visose visuomenės rytise. Pavyzdžiui, švietime, kiek iš jūsų yra studentų ir moksleivių? Kiek savarankiškai parašė darbų, referatų, nenaudodami kopijų ir plagijavimo? Žiniasklaida, ką tik kalbėjo diskusijose, kiek yra unikalaus turinio, tiek tradiciniai, tiek elektroniniai žiniasklaidoj. Mes galim skaityti tą patį straipsnį Delfyje, Kauno dienoje ir kitose žiniasklaidose. Taip pat, kiek yra tų pačių minčių interneto komunikacijos portaluose, svetainėse, tinklaraščiuose, idėjos, mintis, jos kartojasi. Ar jūs pastebit? Taip pat lygiai yra kultūrai. Atsiranda tokios pat mados, pavyzdžiui, dekupažas, vilnos vėlimas, slidinėjimas. Taip, tik čia yra mada, kurią nors truputį reikia įdėti savo veiklos. Jeigu slidinėjai, atsistoja ant slidžių ir taip toliau. O su referatais yra paprasčiau, ar ne taip? Kokios pasiekmės? Pasiekmės yra tiek vartojančiam, tiek kuriančiam, tiek pačiai visuomeniai. Pavyzdžiui, vartojančiam. Kas tai yra? Tai yra klaidžiojimas bevertės informacijos gausoje. Tos informacijos, kuri yra vienoda. Ir mums sunku susirasti tą informaciją, kurios mums iš tikrųjų reikia. Netinkama įtaka mąstymo kūrybingumui. Mes visi galvojam, kad kopijavimas yra normalu. Ar jūs pastebit, kaip studentai šnekasi? Sako, einu parašyti darbą, parašyti referatą. Ar parašyti iš tikrųjų yra ta tiesioginė prasme? Ko gero ne, ko gero nelabai. Eina pasiimti kitos informacijos ir ją sudėlioti. Klaidingas vertybių pasirinkimas. Kopijavimas tampa įprastas. Ir reikėtų apie tai pamastyti. Pasiekmės kuriančiam. Neįgyjamos reikalingos žinios ir įgūdžiai. Tie, kurie kopijuoja, nerašo savarankiškai, įvagia iš savęs žinias ir vagia įgūdžius, kuriuos turėtų įgyti rašydami savarankiškai. Taip pat savo žinių ir gebėjimų nuvertinimas ir nepakankamas kūrybingumo įvertinimas. Atrodo, mes norėtumėm būti kūrybingi, mes visi to siekiam, bet mes to nedarom. Ir pasiekmės visuomeniai. Nesivysto kūrybinga, savarankiškai mąstanti žinių visuomenė, apie kurią labai daug kalbama. Ir tokioje visuomeniai, kurioje tas copy-paste principas yra labai plačiai naudojamas, negali atsirasti inovacijos ir atsiranda būtent ta ne tik ekonominė, bet ir socialinė krizė ir krizė mūsų mąstyme. Pasiekmes visuomeniai, apie kurias kalbėta taip pat ir diskusijose, intelektinės nuosavybės nuvertinimas ir nusižengimas etikai ir autorių teisėm. Ką tik labai smagiai kalbėjau ir jūs labai visi juokėtės, kaip smagu yra piratauti ir pats pirmas pranešėjas pasakė, būkit piratais. Labai smagu, bet kokią jūs žalą darote savo vaikam ir visuomeniai, apie tai irgi reikėtų susimastyti. Reikėtų keisti ir keistis. Kaip keisti ir keistis? Galima ignoruoti, nepripažinti visuomeniai plintačio copy-paste principo. Aš aišku netikiu, kad nuo šiandien, kurie pasiklausėt, nuo rytojaus nerašysi savarankiškai referatus, bet apie tai nors galima susimastyti. Reikėtų savarankiškai rašyti, dirbti kūrybingai savarankiškai ir platinti tokias žinias, kurios yra pagrįstos asmeninė patirtim ir įgūdžiais. Reikėtų generuoti tokias žinias, kurios yra originalios, unikalios arba bent jau asmeniškai išgyventos, kurios turi kažkokią visuomeninę vertę arba asmeninę vertę. Tai nereiškia, kad tai turi būti tik žiniasklaida. Tie interneto dienoraščiai, kuriuose yra aprašomi tikri jausmai, tikri išgyvenimai irgi turi vertę, jeigu jie yra nenukopijuoti. Ačiū už dėmesį.